Gerai, tai jeigu taip pradėtume nuo pat pradžių, kas yra mikromokymai, tas formatas, aš pats irgi bandžiau taip suprasti, ar čia yra tiesiog tas pats, tik tai kitaip pavadinta, ar tai iš tikrųjų yra kažkas tai esmingai kito. E, Ir vat, turbūt sakyčiau, ta per viduriuką yra ir tų vat, visokių apibrėžimų daug esu matęs, kai kurie labai griozdiški. E, nu, man norėjosi savo sukurti, tai sukūriau. Pavadinau taip, kad tai yra trumpi skaitmeniniai mokymosi epizodai. Nu, čia jeigu taip trumpai neužtenka esmės perteikti, galime tada pabandyti paieškoti jau to tokio išsamesnio apibūdinimo. Nu, iš esmės tai yra tam tikras mokymosi metodas, taip turbūt galima sakyti, kuris pagrįstas va tokių trumpų, koncentruotų mokymosi turinio dalių panaudojimu. Iš vartotojo pusės, tai vat, nu, žinau, suvartojimo, jeigu norite tą žodį panaudoti, kur yra labai konkretus tikslas - greitai, efektyviai perteikti kažkokias konkrečias žinias, informaciją arba padėti ugdyti kažkokį įgūdį ar kompetenciją. Pat štai, nu, tas sakinys per 4 eilutės gal mažiau taip įsimena, bet jeigu taip labai vienu sakiniu pabandyti suformuoluoti, tai jūs galite savo versiją sukonstruoti. Mano versija yra, kad tai yra trumpi skaitmeniniai mokymosi epizodai. 4 žodžiai, kurie man bent jau šiai akimirkai atspindi geriausiai, kas yra mikromokymai. Nu ir tada galime dėti žingsnį toliau ir pagalvoti, tai tvarko, kas yra esmingai kaip bruožai tokie, ne, o esminiai mikromokymų bruožai. Čia galima jų žinot, tikrai nu, ne vieną suformuluot, aš parinkau vat, štai kokius, tai išskirdamas į keletą tokių pagrindinių. Nu, tai pirmas dalykas, kad tai vis tiek yra skaitmeniniai, nu, vat, skaitmeninis turinys, kad jis būtų patogiai prieinamas vat, bet kuriam besimokančiam, ar tai būtų organizacijos vidaus darbuotojai, ar tai išorės kažkokie tais partneriai, klientai, čia jau mes po to pavyzdžiuose galėsim pasižiūrėti. Kitas bruožas yra, kad tai vis tiek yra tada mažos apimties. Labai patogiai ir greitai vartojamas mokymų turinys. Čia matysim irgi tų pavyzdžių, kad turi būti labai lengva vartotojui atrasti tą informaciją, kuri jam tuo metu yra aktuali ir kad jinai būtų būtent tos mažos apimties, tai reiškia, turinys turi būti išgrynintas taip, kad jisai tilptų vienas kąsnis ten vos ne per keletą sakinių. Tai ne tik tai sakiniais mes pertikinėsim informaciją, gali būti įvairiausių formatų, bet nu, vat, kad tai būtų trumpa, greita, patogu, labai konkretus mokymosi turinys turi būti. Ir čia mes, žinot, kai turime įprastą mokymų temą kažkokią, ne tik bet apskritai mokymų temą, dažnai nu, mes tą turinį vis tiek tokį kompleksinį turime, tai vat mikromokymų kontekste tas mokymosi arba ugdymo turinys turi būti labai tikslus, konkretus, dažniausiai netgi formuluojame netgi klausimais pavadinimus, kaip išspręsti va tokią situaciją, kaip daryti tą ir tą, kaip reaguoti, kai būna taip ir taip. Tai vat tokiu būdu mes tada galvodami galim labai sukramtyti tos tokius mažus mokymosi epizodus, kurie skirti vat būtent konkrečiam tikslui. Ir aišku, tų tokių mokymosi epizodų gali būti ten, nežinau, vienetai nuo kelių iki keliolikos ar net keliasdešimt grupuojami, katalogizuojami, kategorizuojami, galima vieną paskui kitą sudėti, galima palikti laisvai vartotojui, tam besimokančiam žmogui rinktis tai, kas jam aktualu. Tada aišku, kaip tą informaciją pertikime, tai čia turi būti vis tiek to interaktyvumo, kad tai yra santykis per ekraną su kažkokia tais mokymosi turiniu, tai gali būti ir tekstinė informacija, gali būti vaizdo įrašai, gali būti kažkokios interaktyvios užduotis, infografikai, vizualizuota kažkokia tais medžiaga ar kažkokie mini testai, ar ten žinių pasitikrinimo, audio failai kažkokie tais, netgi tam tikros įvairiausios simulacijos, pavyzdžiui, jūs ateinate tą mokymosi epizodą ir ten paklausot, nežinau, pusės minutės kažkokį tais dialogą, kažkokį tai sukurtą garsu ir tada turite sugalvoti, kuris ten, nežinau, neteisus yra, pavyzdžiui, arba o tai ką dabar daryti X žmogui, kuris tame epizode ten kažkaip dalyvavo. Kitas svarbus momentas, kad turi būti greitai ir lengvai prieinamas. Ta akimirka, kai to reikia. Tai čia ta akimirka gali būti, žinot, žmogus laukia biure lifto ir jisai vietoj to, kad scrollintų Instagramą, gali nuskanuoti QR kodą, kurį rado lifto plakate ar ten ekrane su klausimu, ar žinai, kaip motyvuoti savo darbuotojus. Ar, nu, čia dabar fantazuoju, bet įvairiausių tų mokymosi turinių gali būti. Ir galiausiai šeštas momentas, kad trukmė tai yra nuo keliasdešimt sekundžių iki maks 15 minučių. Skirtingose šaltiniuose galite atrasti ten įvairiausias rekomendacijas, kad ne daugiau 8 ar ten kažkokį kitą laiko tarpą. Nu, bet vis tiek, kad mokymosi epizodas yra čia pat pradėjai ir čia pat žinai, kad pabaigsi. Po to kitą epizodą pradėsi, kuris yra labai arti toj temai, bet tavo tas kąsnis, jisai toksai trumpas yra.
Nu ir tada galime pagalvoti, tai, nu gerai, jeigu vat, tai yra mikromokymai, ne, tie tokie vat, skaitmeniniai mokymosi epizodai trumpi, čia vat, yra tie esminiai bruožai, nu tai kuo tai gali būti naudinga vat, organizacijos ugdymo kontekste arba mokymosi kontekste. Nu ir čia keletą priežasčių pabandžiau taip suformuluoti, apibendrinamas tai, vat, ką esu pats patyręs, eksperimentavęs, kur esu mokęsis, tai pirmas stulpelis yra tam besimokančiajam, antras stulpelį matysit yra tiem žmonėm, kurie atsakingi už tą visą valdymą, administravimą arba apskritai ugdymo organizacijas. Ne? Tai pirmas stulpelis, jeigu žiūrėti iš to darbuotojo perspektyvos, kad mokytis galima bet kur. Net reiškia, nebūtina prieš kompiuterį, nebūtina, aišku, mokymų salė, kad va, ten, kur yra kažkoks išmanus įrenginys, tame tarp ir kompiuteris ar pagrindinė turbūt bus telefonas, kad va, bet kur, tada patogu bet kada. Vat laukia eilėje, nežinau, gal kamštyje, gal kažkur tais tarpuose tarp kažkotais, kol eini iš vieno ofiso galo į kitą, kol kavos aparatas daro kavą, kol tu lifto laukia, kol atvažiuos. Vat tie epizodai, kuriuose iš tikrųjų galime integruoti tą mikromokymąsi, čia tada svarbus momentas yra, kad dažnai mikromokymai patogus tuo, kad lengva pradėti. Nėra tokio, žinot, tokio nusiteikimo, kad, nu, tai čia jau dabar vat, valandos laiko mokymų programa. Nu ir kas tą valandą dabar nusiteikęs va čia atsisėsti ir ekraną žiūrėti. Bet kai tu žinai, kad čia pat vat, kelios mokymosi kortelės, ten kelios minutės, jau tau visai kitas tas toksai trinties nebuvimas toksai, lygiai taip pat, nu tada lengva tęsti. Nu, tokia inercija yra. Mes kartais eksperimentuodami, vat, irgi galvojam, kad paskutinė mikromokymosi to epizodo kortelė turėtų būti užuomina skatinanti rinktis kitą temą. Kur, nu tai va šitą jau dabar pažiūrėjau, o tu žinai, kad va ten dar tas yra. Nu ir va tokį įdomumą, intrigą kažkokią sukurti, kad žmogus čia panaudojant tą pačią inžinierinę, kaip žinot, socialinių tinklų kontekste, vat, kaip pagauti tą dėmesį, kad neišeitų vartotojas nuo vieno piršto pajudinimo, bet testų su daugiau piršto judinimu. Ja, aišku, tada mes galim sukurti galimybę žmonėm tiesiog iš bibliotekos rinktis tas temas, kurios yra jiem tuo metu aktualios ir svarbiausia, kad pritaikomos čia ir dabar. Tai gali būti, kai, nežinau, turi klausimą, kuris neramina ir va dabar čia reikia atsakymų. Ką daryti, kai, ką daryti, jeigu ir taip toliau. Nu ir aišku, vat, dar vienas svarbus argumentas, kad tą tokį kognityvinį krūvį sumažina. Jeigu mes turime, žinot, kokią nors vieną mokymų dieną, arba netgi kelias, ar netgi ten tą pačią mokymų programą, kuri trunka, nežinau, 40, 60 ar netgi ten kelias valandas trukmės, tai nu, tada žmogui būna labai sudėtinga, taip žinot, apdoroti visą tą turinį, kai tas dėmesys fragmentuotas, dar jeigu tame tarpe kažkas kitas vyksta, o čia vat, sukramtyta taip mažais turiniais, galime padidinti tą mokymosi medžiagos efektyvumą ir tuo pačiu sumažinti tą kognityvinį krūvį, kurį žmogus patiria, kai, vat, žinot, viskas vienu metu kaip lavina atkeliauja, nu, ir tada nežinai, nuo kurios pusės griebti. Matis leidžia tiksliai žinot, nuo ko pradėti, nes tai labai konkretus turinys. Iš administravimo pusės, čia tiem žmonėm, kurie užsiema to ugdymu ir organizuoja, atsakingi už tai, tai svarbu, kad būtų lengva kurti, greita kurti, kad lengva atnaujinti, jeigu ten kažkas pasikeitė, ar jaučiam, kad reikia papildyti, galbūt pakoreguoti ar patobulinti, kad galėtume matyti tada aiškiai rezultatus, fiksuoti juos, matuoti, gal vertinti, kaip ten kam sekasi, arba koks ten užbaigtumo progresas ir panašiai. Čia, aišku, neišvengiamai padidina užbaigtumo tikimybę. Mes irgi eksperimentuodami turim tokią demo aplinką, kurioje ten įvairiausių tų eksperimentų darom, paleidžiam į viešumą kai kurios mikromokymus, tai labai skaičiai ten virš 60-70%, kad jeigu pradėjo, tai tokia tikimybė, kad nueis iki galo, iki pabaigos. Na ir aišku, galima ne tik mokymui naudoti, bet ir kažkokios informacijos perdavimui, kur norisi pasitikrinti, kad jie tikrai gavo, kad jie įsisąmonino, kad pakviesti žmonės kažkaip sureaguoti per tą santykį su ekranu, pasitikrinti žinias, o ne tik tai išsiuntėm ir nežinom, kas čia dabar nutiko su ta informacija, o galima tą panaudoti. Tai vienas iš tų 5 būdų beje bus apie tai, aš pavyzdį irgi parodysiu. Tai štai, čia sustosiu, čia galima būtų tikrai tą sąrašą tęsti, bet turbūt šitie pagrindiniai dalykai, bet bent kaip man mastosi iš to, ką pats patiriu ir su kuo eksperimentuoju. Nu ir galim toliau nerti tos 5 būdus. Tai kai kurie galbūt jūsų nenustebins, ypač pirmasis, kai galvojam apie mokymą, tai aišku, kad tai bus kažkokių įgūdžių mokymui. Kiti galėsim pasitart po to, kai aš juos pristatysiu, ar kyla kažkokių reakcijų klausimų. Tai pirmas būdas, arba vienas iš būdų yra
kai turim kažkokių aktualių įgūdžių ugdymą. Na, čia klasikinė turbūt situacija organizacijose, kai turit, nežinau, darbuotojų poreikius arba kažkokias situacijas, aktualumus, nu, kai reikia padėti kažkaip tais arba sukurti galimybę žmonėm ugdyti savo įvairiausias kompetencijas. Čia pat galime netgi panaudoti mikromokymus kaip jau po kažkokių tais klasikinių mokymų žinių užtvirtinimui arba pasitvirtinimui. Čia vat pirmas turbūt aspektas galėtų būti, kai turim kažkokį konkretų, nežinau, kompetenciją ar įgūdį, kurį norim padėti žmonėm pastiprinti. Ir galime pasiūlyti ten, nežinau, kažkokį katalogą, pavyzdžiui, vadovavimo srityje, ar ne, vadovai, pradedantis, pavyzdžiui, vadovai, buvo specialistai, tapo vadovais, nu, ir jie gali galvot su kažkokiom tais iššūkių kategorijom ir mes mikromokymų bibliotekoje galim turėti, o kaip daryti, kai tu tampi staiga savo kolegom vadovu, ar ne, arba kaip spręsti, kai darbuotojas ten netlieka užduočių tiksliai ir kokybiškai, kaip teikti grįžtamą ryšį. Nu ir čia galima, taip žinot, labai konkrečiai išskaidyti ir padaryti ten, nežinau, keliasdešimt kažkokių tais mikro mokymų katalogą, kurioje žmogus gali tiesiog ateiti, kas jam aktualu, jisai pasižiūri ir gauna savo atsakymus į tos jam aktualiausius rūpimus klausimus. Kitas aspektas gali būti irgi, kai yra aktualių įgūdžių ugdymas, mes galim sukurti kažkokią palydimąją tarsi mokymo epizodų seriją, kuri padėtų žmogui užfiksuoti tai, kas buvo svarbiausia mokymų dienoje ar ten kažkokiai mokymų programai. Tai gali būti kaip toks primintukas, užakcentuojant, leidžiant ir pakviečiant žmonėms pasitikrinti, kur čia jų tie akcentai nugulė. Paskui vieną pavyzdį parodysiu, aš mėgstu šitą dalį naudot. Gali būti ir priešingai, ne po mokymų, bet prieš mokymus, kaip įvadas į mokymąsi. Pavyzdžiui, kelios mikromokymų programos, kaip tokie, žinot, užkandžiai prieš pagrindinį patiekalą, kur galima sukelti galbūt kažkokią motivaciją, kažkokį aktualumą, padėti žmonėm pasiruošti, nusiteikti į tą jau mokymų dieną, kad jie ateitų kažkaip pasiruošę, nu ne tik čia su klausimais, bet galbūt su kažkokia tais, nežinau, nusiteikimu arba nuostatom atitinkamom, kas padeda po to tą mokymų dieną galbūt efektyvesnė turėti. Tai čia jau kaip suprojektuoji tą visą mokymusi kelionę ir mikromokymui kaip elementas gali būti viena iš dalių tiek prieš kažkokį ugdymo, įprasto klasikinio ugdymo formatą, tiek ir po, bandant ir padedant užtvirtinti žinias. Nu, tas pirmas momentas, kai tai yra tiesiog toks savarankiškas mokymosi būdas, iš bibliotekos ar iš kažkokio katalogo. Na ir galiausiai galima, kaip sakiau, tą visą tokią mokymosi kelionę sudėti, kur galima nustatyti, kad jeigu ten, pavyzdžiui, atėjo naujas darbuotojas į įmonę ar ne, nu tai jam prasideda pirmą savaitę šitos mikromokymų programos aktyvuojamos, po antrą savaitę šitos, trečią savaitę šitos, ar ten vadovas tampa iš specialisto vadovo organizacijoje, ar ten bet kokiais kitais atvejais sugalvoti tą nuoseklę kelionę, kad po šito turi vesti į šitą, po to į šitą, po to į šitą. Tai galima irgi taip sukurti ir tada skatinti žmogų pabaigus vieną iš karto pereiti prie kito, sukuriant kažkokią intrigą, sudominant, kad vieną pabaigus norėtųsi tęsti ir kitą. Čia vienas iš tų pavyzdžių, įprastai po produktyvumo mokymų, kur aš visai nemažai turiu tokių tarsi testinių ugdymo, tokių įvykių seriją, kurie būna gyvi dažniausiai arba nuotoliniai. Bet čia pat po gyvų mokymų aš visą laiką turiu keletą tokių užakcentuotų, užfiksuotų pagrindinių tų taktikų kažkokių, tai viena iš taktikų būna apie atidėliojimo įveiką, tai mes tai aptarinėjom, bet toks koncentruotas, atmintinė, toks jeigu kažkas pamiršo, tuo metu gal nebuvo aktualu, praslydo pro ausis, tai po to gali su mokymų medžiaga pasižiūrėti jų atskirus mikromokymus, kur tarsi nieko naujo, bet labai konkrečiai užfiksuoti tie pagrindiniai dalykai, kas yra svarbiausia, ir žmogus gali juos prisiminti ir čia tos taktikos aprašytas. Tai čia anglų kalba, nes tarptautiniai grupiai šitą dariau, tai irgi galėsit netgi, kai gausit skaidrės, spustelti ir nukeliausit į tą mikromokymo programą apie atidėliojimo įveiką. Čia kitas pavyzdys, kur mes turim tokią mini kolekciją vadovam, kurie įprastai į mokymų turinį tų dalykų neįdedi ten, kokia būna, jeigu viena mokymų diena, bet tai yra tam tikros temos, kurios gali būti įdomios vadovam. Pavyzdžiui, apie tai, kuo svarbi kalba ir naudojamas žodynas vadovam. Nu ir yra mokymų programa, mini programa, jinai trunka ten, nežinau, kelias minutės, užakcentuojant, kad
šiaip vadovo mokymosi kontekste svarbu ne tik tai ten žinios ir kažkokie ten, nežinau, metodikos darbo organizavimo dalykai, bet ir žodynas, jo, kiek turtingas žodynas, kuo tai svarbu kalbai ir mąstymui, ir kad tai yra svarbus elementas vadovo darbe. Na, čia šitoj mikromokymų programai tas yra sudėta, galėsit irgi pasižiūrėti. Tai čia yra toksai atskiras mikromokymo epizodas, kuris yra bendroje bibliotekoje vadovom kažkokiuose kontekstuose. Tai čia pirmas būdas, kas yra susijęs su ugdymu, įgūdžių, žinojimu ar žinių perdavimu. Antras būdas, kai turime kažkokias tai, nežinau, tvarkas, procesus, procedūras, instrukcijas kažkokias, tai gali būti net informacija apie produktus, apie mechanizmus, kaip kas veikia organizacijai. Ir čia gali būti irgi mikromokymai kaip būdas lengvai supažindinti, instruktuoti, įvesti žmonės, kaip ką daryti. Tai nėra kažkoks tai galbūt ten labai didelis įgūdžių ugdymo dalykas, bet tai yra elementarus pristatymas, kaip turi būti atliekami dalykai. Ir kad tai būtų paprasta, patogu ir toj vietoj, kai galbūt yra aktualu. Tai jeigu ten kur nors gamyboje, tai nežinau, kaip padaryti X dalyką. Yra QR kodas ar ten nuoroda, ar dar kažkokiu būdu žmogus gali tą informaciją pamatyti, paspaudžia ir jisai atsiduria iš karto ir gali čia pat sekti tom instrukcijom, jeigu neatsimena arba naudojasi to mikromokymų programa tol, kol įpranta, įsisavina ir jau po to pats gali papasakot ir atitinkamai veikti. Gali būti, aišku, ir darbuotojų vedimai, kurti kažkokie tais mikromokymai, kur būna kažkokios instrukcijos, procedūros svarbios, kaip naudoti, kada naudoti, kaip nenaudoti ir panašiai. Ir galiausiai visą tą, žinot, mes galime, jeigu naudojam kažkokius instrumentus tam skirtus, tai galime net automatizuoti visą tą priskirimą, aktyvavimą, kad galėtume lengvai valdyti, administruoti ir svarbiausia matyti duomenis, matyti statistiką, kaip kam sekasi, ar ten kam nesiseka, koks užbaigtumas, kurias dalis žmonės pražiūrėjo, kurių nepražiūrėjo, kiek dažnai kažkokie klausimai kyla, kiek dažnai žmonės ten nueina. Ir iš to mes galim suprasti apie organizaciją, apie žmonių poreikius ir galbūt tai, nežinau, kažkur kitur, kitais jau būdais kažką atliepti, jeigu įžiūrim tokias galimybės. Kaip pavyzdys galėtų būti, pavyzdžiui, nežinau, kaip naudotis vienu iš įrankių organizacijų, kurį naudoja rezervuoti parkavimo vietas arba ten darbo vietas. Tai gali būti ne tik, kad tai yra toks ir kažkokių klausimų pagalba, testų pagalba, pasitikrinti, ar tikrai gerai suprantu, ar čia kažkokių niuansų išgaudimas toksai. Čia nuotraukui matysit vienas iš tų klausimų, kuris kiekvieną kartą duoda skirtingą komentarą, nes vienas teisingas, kiti neteisingi, gali būti ir keli teisingi, bet čia kiekvienas tas pasirinkimas žmogui duoda atskirą grįžtamąjį ryšį apie tą būtent jo pasirinkimą, kodėl jisai teisingas su argumentais arba kodėl jis neteisingas su argumentais. Tokiu būdu mes galim padėti žmogui ne tik tai čia pataikiau, nepataikiau, bet suprasti, o kodėl pataikiau arba kodėl nepataikiau su kažkokiais argumentais. Tai čia antras būdas. Trečias būdas, klientų ar partnerių kažkokiai edukacijai. Gali tai būti supažindinimas, gali būti tai ugdymas arba, nežinau, edukavimas bendrąja prasme. Čia parodysiu pavyzdį su vienos organizacijos sukurta mokymų programa, kuri nukreipta į potencialius klientus. Padedant jiems suprasti, tai ką svarbu žinoti, kuriant, pavyzdžiui, svetainės. Čia yra įmonės, kuri vieną iš veiklų turi būtent kurti svetainės. Kokios klaidos dažniausios, į ką atkreipdėmėsi, kokie ten svarbiausi faktoriai sėkmės. Ir tada, aišku, yra vis tiek call to action, tas pakvietimas susisiekti ir galbūt pratęsti bendradarbiavimą gyvai, o čia yra tiesiog tokia ugdymo dalis, kaip potencialių klientų pritraukimo kanalas, pavyzdžiui. Arba kai yra kažkokie jau partneriai ir norim, arba klientai esami ir norim turėti jiem galimybę, nežinau, kažkaip edukuoti, mokyti, supažindinti, gal kartais ir informuoti. Tai pirmas dalykas, kad tai yra patogus būdas apmokytis, tai yra interaktyvus, ta prasme, kad ten ne tik informacija, bet kaip ir ankstesniais atvejais tie klientai, partneriai gali pasitikrinti, kiek jie žino, kiek supranta, kiek padedam įsisavintas tas žinias. Galiausiai tas interaktyvumas, jisai padidina tą tokį tiek žinių įsisavinimą, bet ir patį valdymą, naudojimą, nes jeigu atsidarai ir tiesiog tekstas, tai
tiek to teksto, bet čia kadangi sukramtyta kažkur, tu turi kažkokias užduotis, testus padaryti, kažkaip sureaguoti ir gauni kažką atgal, nu, vat atsiranda tokio didesnės tikimybės, kad įsisąmonins, įsisavins, nueis iki galo. Galima, aišku, tada fiksuoti ir analizuoti statistiką, kiek pradėjo, kiek pabaigė, kiek daug per kokį laiką ten prisijungė, žiūrėjo, matė ir panašiai. Nu ir aišku, netgi galima atskirai segmentuoti pagal klientus, pagal partnerius, atskiras programas turėti skirtingom auditorijom, pagal jų ten brandą, pagal ten, nežinau, kažkokius kitus kriterijus ir bruožus. Bet pavyzdžiui, va čia va yra tas elektroninės parduotuvės kūrimas, tai jeigu bus smalsu, galėsit irgi spustelt ir nukeliausit į tą mikromokymų programą, ten galėsit vat, patys pažiūrėti, kaip tai atrodo vat, tokiam kontekste panaudotas mikromokymų vat, formatas. Čia kitas pavyzdys yra, kurį mes vat, vasarą naudojam. Turėjom būtent festivalį, turėjom savo sceną, VC Consulting grupės, turėjom įvairiausių diskusijų ir norėjusi kažkaip tais padėti žmonėm, nu, vat, kažkaip sudėti tokius pagrindinius akcentus, ką svarbu vat, klausant diskusijų, skirtingų perspektyvų, skirtingų požiūrių, tai sukūrėm tokią mikromokymų programą, kaip dalyvauti diskusijose, kad būtų vertinga pačiam, nors tu nesi diskusijos dalyvis, esi klausytojas. Tai vat kiekvienos kėdės, to visoje erdvėje, vat QR kodas, žmogus tiesiog nuskaitė, atsidūrė toje mikromokymų programoje, jisai pasižiūrėjo tas dalis, kurios jam aktualios ir vat, tokiu būdu tarsi tokią parengtį galėjo įgauti didesnę. Tai čia va tiesiog kaip pavyzdys, kaip va, tos mikromokymus galima panaudoti klientam, nu šiuo atveju konferencijos dalyviam, partneriam, kurie va, dalyvavo tam renginį gyvai. Ketvirtas būdas, kai turim kažkokias tai dažnai pasikartojančias, tokia, žinot, probleminės situacijas arba tipinės situacijas, kuriuose, nu, reikia žmonėms padėti kažkaip tais, nežinau, susigaudyti, tai ką daryti, ką čia spaus, kaip čia vat, iš tos problemos išeiti, ne? Tai gali būti vat, irgi kažkokiuose, vat, nežinau, ar kontekstuose, ar aplinkoje kažkur tais, vat, ar tai QR kodai, lipdukai, kažkokie plakatai, ar kažkokiur kitur vizualiai informacija, kur jeigu vat, nutiko, tai tu vat, čia skanuok ir rasi savo atsakymus. Ne? Tai gali būti vat, kažkokie konkretūs žingsniai, vat, užstrigo įrengimas, pavyzdžiui, arba nežinau, kaip ten kažką vat, padaryti, kaip čia dabar elgtis, vat, jeigu ten klientas taip ir taip. Nu, tai vat, gali būti, kad labai per konkrečias problemas mes jas suformulavę galim vat, sudėlioti vat, labai konkretų algoritmą, ką žmogui vat, kaip darbuotojui daryti, kad būtų vat, ta situacija ar ta problema išspręsta. Tai gali būti ne tik problemas, bet ir tipinės situacijas, kur ten, nežinau, gali būti susiję ir su kažkokiais produktais, pavyzdžiui, kaip ten užpildyti sistemoje, vat, jeigu yra toks ten niuansas kažkur tais, ne, ir jeigu ten žmogus kiekvieną dieną tą daro, tai jis jau ten tikrai gerai atsimena, bet aš esu tyrinėjęs organizacijose, kur, nu, yra daug instrumentų, daug produktų, daug tokių aplinkybių, o jeigu tas ir dar jeigu tas, tai tada va taip, o jeigu dar taip ir taip, tai tada taip. Nu, tai va visų šitų į galvą nesudėsi. Jeigu tu PDF-us kažkur pakabinės esi ten, arba ten laiškuose kažkokios instrukcijos, tai va, kai čia ir dabar prireikia, nu, tai tu ieškok to PDF, ne? O čia, va, čia pat panosai galime padėti tą mikromokymų programą, tą epizodą, kuris vat, gali padėti žmogui greitai rasti atsakymą. Kaip sakiau, tai gali būti vat, vizualiai kažkur tais, ar ne, ta prieiga padėta, gali būti kažkokie archyvai paruošti, kur žmogus žino, kur nueiti ir ten jisai gali pagal raktinius žodžius, pagal kažkokias žymas surasti tą reikiamos problemos sprendimo mikromokymų programą. Na ir aišku, galima, žinot, tokiu būdu sumažinti visai bereikalingai tos komunikacijos. Vat, įsivaizduokit čia, vat, nežinau, užstrigo kavos aparatas, tai vat nežino, ką žmogui daryti, o čia pat reikia, kad jis veiktų, nu ir tada skambina ten kažkam, bando surasti atsakymą, kažkas ten bando tada ateiti ir panašiai. O kas jeigu vat, tiesiog galėtų QR kodą nuskaityti ir iš karto randa, kokia čia problema ir kaip jinai sprendžiama, vat, ką po ko spausti, kad pats žmogus įspręstų tą problemą ir nevargintų ten kolegų ar ten kitų žmonių, jau nekalbant apie tą sugaištą laiką. Tai vat, pavyzdį čia ir įdėjau vat, su kavos aparatu. Jeigu ten, nežinau, vyksta kokie nors renginiai, net ir šitoj salėje, kurioje dabar esu, ne, tai kad nu, klientai ten savarankiškai naudojasi ir kad jiem, nežinau, jeigu ten kas nors pasibaigė ar ten išmetė kokią klaidą, reikia ten kažką paspaudinėti, tai jiegi nežino, kaip naudotis to kavos aparatu. Tai vietoj to, kad skambintų ten kažkam iš kolegų, nu, tai jie vat, gali nuskaityti QR kodo mygtuką, atsiprašau, lipduką ir viskas. Ir jie suranda tą problemą, pasižiūri, vat, spauskit šitą, vat, jeigu to prašo, padarys
taip ir vėl viskas veikia. Na ir tada paskutinis, tas 5 būdas, kai mes mikromokymų formatą galim panaudoti informacijos perdavimui. Nu, kažkokiam tai kaip komunikacijos būdas, tik tai jisai išskirtinis tuo, kad ten irgi atsiranda tokios interakcijos, kur leidžia žmonėm pasitikrinti, surasti tai, kas jiem aktualu iš karto, ar ne, ten panaudojant kaip dažniausių klausimų, ar ten tą žinių pasitikrinimo momentą. Čia vat irgi tada mes ruošiam kažkokią informaciją, tai niekas nesikeičia nuo to, ką įprastai darom, ne, apie kažkokias naujienas, pasikeitimus. Tai gali būti, kad, nežinau, keičiasi ten procesai, keičiasi vadovai, keičiasi struktūra, nu, bet kas organizacijos gyvenime nuolat keičiasi, arba kažkokios naujienos esminės. Ir tada jas galime sudėti kaip mikromokymų tokį epizodą. Tenai galime įdėti kažkokias interaktyvias užduotis, kaip žinių tokiam pasitikrinimui. Kitas momentas, aišku, galima tada labai skirtingom grupėm skirtingą informaciją ten pateikti. Ne, jeigu turit visus darbuotojus, jo kažkaip tai segmentuoti pagal ten, nežinau, pagal pareigybės, pagal padalinius, dar kažkokiais tais būdais, pagal žymas, jeigu valdome. Na ir tada galim sakyti, kad va šitiem žmonėm, truputėlį galbūt išsamiau daugiau reikia, o šitiem galbūt kaip tik ten papildomų dalykų neaktualu, neapkrauti, jiem yra tik tai kiti dalykai svarbiausia toj temai. Tai tokiu būdu mes galime taip skirtingai susegmentavę, atskirais akcentais perduoti informaciją. Na ir aišku, galime tada, žinot, pamatyti, stebėti įsitraukimą, statistiką, pasiekiamumą tų darbuotojų, nes jeigu įsintėt laišką, nu, tai tikimės, kad paskaitys. O čia galime tiksliai pažiūrėti, kas paskaitė, kiek paskaitė, ar ne, ir žmonėm tada, nu, tas interaktyvumas, jisai padeda ne tik tai, ten, žinot, gauna paklodę ar ten kažkokį PDF tekstą, čia atskirais tokiais kąsniais sukramtant, didesnė tikimybė, kad nueis iki pabaigos. Jeigu dar įdedam to interaktyvumo, tai tada ir pačiam žmogui būna tada įdomu, jam norisi pasižiūrėti, pamatyti, paspaudinėti ir iš to daugiau įsisąmoninti, sužinoti arba geriau suprasti tą dalyką, apie ką norite informuoti ar perduoti. Na ir čia, pavyzdžiui, įdėjau tokį pavyzdį, įsivaizdavom, kad keičiasi įmonės struktūra ir pabandom tokį, žinot, informaciją pateikti mikromokymų formatu, kur įdedam komentarus, o kodėl tai svarbu, kodėl dabar. Pabandom pasiūlyti kažkokį interaktyvų klausimą, kur žmogus gali pasirinkti savo atsakymus ir randa skirtingus komentarus, kodėl šitas teisingas, o šitas mažiau teisingas arba visai neteisingas. Galima įdėti tą ir dažniausiai užduodamų klausimų temą, kur elementą, kur gali, žinot, pasirinkti tai, kas jam aktualu, kaip keisis jūsų darbo kasdienybė, jeigu esate, pavyzdžiui, gamybos darbuotojas, arba jeigu esate ten komandos vadovas, arba aukščiausios grandies vadovas. Nu, ir čia atsidarot ir matot ten tos komentarus kažkokius atskirai pagal tai, kas jums aktualiausia. Tai čia aš dabar sustosiu, gerai, mes jau įpusėjome mūsų laiką. Pasidalinkite, jeigu turit, nežinau, kažkokią reakciją, klausimą, iš tų 5 būdų, apskritai mikromokymų formatų kaip tokio. Ir tų 5 būdų, jeigu kyla kokia mintis, reakcijų, tai galit parašyti klausimą susirašinėjimo laukelį, arba įsijunkit mikrofoną ir galėsit įgarsinti. Pabūsim pusę minutės tyloje, gerai, kol susigramuliuos, jeigu kuriasi kažkokia mintis ar klausimas. Gerai, turim vieną klausimą iš Ramūno. Dovanokit, jeigu neužfiksavau, tai, kaip sakiau pradžiai, tas turinys, formatai, jisai gali būti įvairūs, tiek tekstinis, tiek audio, tiek video įdėtas, tiek kažkokie infografikai, paveikslėliai, kuriais perduoti galima informaciją. Čia jau bet kokiu būdu, kaip jūs galit sugalvoti. Kartais minėjau tą pavyzdį, kur galima kažkokią ir simuliaciją sugalvoti, pavyzdžiui, sukūrėt kažkokį tarsi monologą, garsu, ar ne, ten 2 žmonės ar 3 kalba, kažką vienas sako, kitas kažką reaguoja. Ir jeigu yra kažkoks sumanimas, galit iš to pokalbio tada suformuoluoti kažkokius klausimus, kuriuos įdedat kaip interaktyvą. Tai kuris žmogus tenais, pavyzdžiui, nežinau, ar tam pokalbėje nuskambėjo tas ir tas, ar dar kažkaip tais, gali būti tokia net ir simuliacija, kurią jūs galite suformuoluoti. Gerai, daugiau klausimų nematau, tai galim tada turbūt toliau pereiti. Gerai, aš norėčiau klausimą. Galėsite, prašom. Balsu. Turiu tokį klausimą. Gal jūs tyrėte,
kiek yra efektyvūs tie mikromokymai, pavyzdžiui, kai čia pirmam, kur jūs minėt, kažkokiam kompetencijom, įgūdžiams įgyti, kai aš, pavyzdžiui, vietoj strolinimo kažką darau, ar čia nėra, tai žinot, psichologinis pasimetimas tarp daug visokių veiklų, kiek smegenys sugeba realiai įsisavinti, pavyzdžiui, tos informacijos. Ar jūs dėl to akcentuojate tą priminimą tik tai, nes, nu, faktiškai ar įmanoma prisiminti, jeigu tu to nesigirdėjęs, pavyzdžiui, man tai gal būtų sunku. Mhm. Įmanoma, duomenų tai aš dabar nepasakysiu, bet, nu, tai aš galėsiu jums gal net, nu, jum ir visiems pridėti, aš visai nemažai, žinot, vat, kodėl mikromokymai vat, yra efektyvūs ir kokiais faktais arba kokiais argumentais ten paremta, tai kai kurias ten tas teorijas, žinot, vieni pasako, kiti po to paneigia, nu, pavyzdžiui, apie tą kiek čia atmintis leidžia įsidėmėti tų kažkokių tais vat, turinio vienetų ir panašiai, arba kiek tas kiek laiko turit žmogaus dėmesio, ten buvo kažkada 15 sekundžių, 12, 8, 7, kiek čia jų mažėja, tai galėsiu pridėti keletą nu, nuorodų, kur galėsit detaliau patirinėti, ten vis tiek yra nuorodas ir kažkokius tyrimus ar statistikas, jų tikrai yra nemažai, aš dabar tokio grino skaičiaus kažkokio vat, negalėsiu garsinti jums čia pat. Labai sakyčiau, vis tiek priklauso nuo to tokio sumanimo ir to dizaino. Tai kaip sukonstruosit, kokį čia norit dalyką padaryti, nes ten, kur keletą pavyzdžių minėjau, mano kai kur vat, noras yra, kad žmogus turėtų labai tikslę, koncentruotą informaciją tada, kada jau būnam praėję mokymus ir kad jisai galėtų labai lengvai sugrįžti, o tai va tas metodas yra. Koks tas metodas yra? Mes ten galim pusę dienos apie jį šnekėti. Bet žmogui ten po savaitės, po dviejų, kai jam pribręsta, kad jis nori tą metodą pritaikyti, nu jisai vargu ar atsimins dabar to metodiko ten algoritmą ir ten per skaidrės kažkur tais ten ieškos failuose, o čia vat yra labai konkreti nuoroda, tu paspaudai ir tu va tą metodą va, turi per tas kelias, tam epizodė, per kelias mokymų korteles. Kartais, tai čia vat, vienas dalykas ir turint galvoje, vat, kad tai bus tie žmonės, kurie patyrė kažkokį procesą ir mes norime jiem sukurti va tą kaip priminimą tokį arba kaip santrauką to, ką jie patyrė, tada vienaip kurtume mokymų programą. Jeigu aš įsivaizduoju, kad aš siūlysiu žmonės visiškai nuo nulio pradėti toj temai mokytis, nu tai aš tada kitaip konstruosiu tą mokymosi turinį, jisai galbūt bus ten platesnis arba kaip tik siauresnis, priklausomai nu, vat, nuo temos. Tai čia sakyčiau, pirmiausia vis tiek yra paskirtis, kontekstas, kokie ten tie žmonės, vat, įsivaizduoju, kad mokysis, gal net irgi kaip mokysis, ar čia bus, kad lifte nuskanavo mygtuką, ar čia bus, nežinau, kažkur tais, kad gauna laišką, kuriame yra ten instrukcija su data, kur ten iki kurios reikia pažiūrėti ir ten pasakymas, kas bus, jeigu nepažiūrės ir panašiai. Tai sakyčiau, labai nuo tos nuo uždavinio priklauso, ką įdėsim ir ką tada gausim. Ir tikrai mikromokymai nėra panacėja viskam. Nepakeis klasikinių mokymų visai savaime, tikrai neįmanoma, taip žinot, paimti ir paversti, va, jeigu yra mokymų tema, kuri šiaip programa yra visos dienos, nu, vat, lygiai greičiai padaryti tokios pačios apimties, su tokiam pačiom uždaviniais ir tikslais, vat, mikromokymų katalogą. Nu, taip neišeis, nes kai kuriem dalykam reikia gyvos diskusijos, kad žmogus įsisamonint, kad galėtų suabejoti, o kai kurios dalykus galime iškelti į mikromokymus. Tai čia vat, ja, labai priklausys nuo konteksto. Gerai, tai ačiū, Asta, už reakciją. Ačiū. Gerai, dar matau, Evelinas klausimą, gerai, kokiu formatu? Jūs irgi galite paskaityti, čia visai ilgas komentaras, dėl to užstrigau, neskaitau. Nu tai, Evelina, tai va čia ir yra pavyzdys. Nu tai jeigu tai yra skirta va tiem žmonėm, kurie praėjo mokymus, tai vat gali tada ir kramtyti tą medžiagą. Nu, va tokiai, vat yra mokymų programa, žmonės praeina ją, kokie yra svarbiausi dalykai, ką jiem gali reikėti ir tekti ten, nežinau, atsiminti arba žinoti. Čia, jeigu turite va, tą mikro mokymų programą ir turite jau kažkokiu tai dalyvių vat, praėjusių tą programą,
tai galit jų net klausti, vat, kokie dalykai labiausiai aktualūs, ką norėtumėte ten greitai rasti ar ten prisiminti, arba kur labiausiai keblų būna prisiminti, vat, tom dalim ir tada paruošti mikromokymų vat, programų, nežinau kiek ten 10, 8 ar 15, kad žmogus vat, ateina į tą katalogą ir jisai tada spaudžia vat, tą vietą, kuri vat, jam bus aktuali. Jeigu tai yra, žinot, žmonės, kurie nepraėjo mokymų programos, o jūs norit jiem padėti vat, išmokti naudotis, nu tai irgi tada, žinot, tą tokį žemėlapį pasidaryti temos. Okay, tai bet kaip čia dabar geriausiai mokytis vat, apie jūsų tą instrumentą ar tą programėlę, ar ne? Nu, vat, ir kokios čia tada temos turi būti, kas ten juose turi būti, kaip padėti žmonėms įsitikinti, kad jie tikrai suprato, išmoko, vat, čia jau interaktyvių klausimų pagalba galima tą padaryti. Nu ir vat, čia ir yra, tada vat, padarom, paeksperimentuojam, pažiūrim, kur stringa, kur galbūt kaip tik labai pasiteisina, ne, nu ir tada patobulinam, jeigu reikia. Ir turbūt, na, aišku, viena metrika yra tas užbaigtumas ir apskritai tas įsitraukimas, kai kada galima pačių žmonių, tada paklausti, ko ten pritrūko, ar ten buvo aišku, neaišku, ir taip tokiu būdu tikrinti ir tobulinti po to. Gerai, tai jeigu norisi kažkaip tais paeksperimentuoti, tai vienas iš instrumentų, čia jau tas instrumentas, kurį mes jau porą metų vystom, tai yra Tracy platforma, atskiras mikro mokymų modulis. Tai aš galėsiu net parodyti tą tokį patogumą. Aišku, Tracy yra vienas iš daugybės instrumentų ir įrankių. Mes su juo pagrindė dirbam, nes patys įvystom, bet jisai yra būtent skirtas tokiam greitam, patogiam kūrimui. Aišku, neišvengiamai 21 amžius, tai yra dirbtinio intelekto panaudojimo galimybės, kas turi pagreitinti ir palengvinti. Tai visai žmogaus neišima iš to proceso, vis tiek žmogus yra ta grandis, kuri suformuluoja poreikį, suformuluoja užduotį ir patikrina kokybę ir tada koreguoja, jeigu ta kokybė tam žmogui atrodo, kad netinkama. Na, bet pats instrumentas turi būti patogus tą administruoti ir valdyti. Funkcionalumai turbūt pagrindiniai yra, nežinau, kad būtų patogu kurti ir administruoti. Čia aišku patogumas viena, bet ir tas efektyvumas, greitis, reiškia, greitai gali sukurti, gali panaudojant dirbtinio intelekto pagalbą, tarkim, padaryti kažkokią tais, nežinau, pradžią kaip minimum, arba kai kada net ir visą galutinį produktą mes su dirbtinio intelekto eksperimentuodavom. Kartais net ir tokių įdomių eksperimentų padarėm. Jeigu norėsit į demo užsiregistruoti, ten rasit, archyve yra, pavyzdžiui, kai Vilniui, kai meškos klaidžiojo, tai tiesiog smalsumo vardan, kolega sako, kas būtų, jeigu mes sukurtume mikromokymų programą apie tai, ką daryti, jeigu mešką sutinki iš esmės. Nu, pasijuokėm, tada pabandėm, tiesiog sudėjom, tai ką daryti, jeigu sutinki mešką, padaryk man mikromokymų programą, paspaudėm mygtuką, sugeneravo turinį, kurį skaitom, žiūrim ir galvom, nėra ką pridėti, nėra ką atimt. Nu, mes nesame ekspertai ten santykėje su meškom, bet iš to, kiek sukonstruotas tas turinys, net patys nustebom, bent jau aš tai tikrai nustebau, kad kai kurių dalykų aš nežinojau ir visai buvo įdomu sužinoti. Aišku, tada turi būti labai patogi ir greita prieiga, tas pasiekiamumas vartotojams, kad būtų galimybė, ir Tracy yra galimybė grupuoti, jungti kategorijas, ten padaryti, kad būtų, žinot, patogu surasti, greitai atrasti, kai reikia pagal kažkokį klausimą ar jo aktualumą. Galima tada pasirinkti, pavyzdžiui, gal jūs norite sukurti tiesiog bendrai iš tos visos informacijos, kuri yra prieinama internete, bet kitais kartais jūs turėsit kokį nors ten savo įmonės, pavyzdžiui, nežinau, proceso aprašymą arba tvarką, arba ten kažkokį labai konkrečią medžiagą, kuri yra interneto svetainiai kažkur tais, arba ten jūsų PDF failuose kažkokiuose, tai kad, užsakot, kad padaryk mokymų medžiagą, remiantis būtent šitą informaciją, kurią aš dabar čia nurodau, tai tuomet jau pagal jūsų pateiktą informaciją sukurs tą mikromokymų programą. Ten turit kokį nors, nežinau, klientų aptarnavimo standartą, ir sakot, padaryk mikromokymų programą naujokam, kad jie suprastų, kaip, ką, po ko, remiantis būtent mūsų to standartų. Ir pasirenkat, kad tą sukurtų. Tada, kad būtų lengvas, patogus naudojimas iš besimokančio perspektyvos, irgi galėsit tos pavyzdžius, kuriuos ten skaidrėse rasit ir matėm, galėsit pasižiūrėti, kaip tas atrodo, iš to vartotojo. Kai aš sakau vartotojas, tai turim galvoje, kad arba darbuotojas, arba kažkoks kita auditorijos dalis, kuriai skirta ta mokymų programa.
Na ir kartais gali būti, kad mes tai, nežinau, vartotojam kaip darbuotojam, kurie yra sistemoje, mes juos žinom vardais pavardėm, matom, ką jie ten praėjo, ką mokosi. Bet Trace yra galimybė visiškai atvirai, vat, nežinau, norit visuomenę šviesti arba ten savo klientus, kur nereikia jokių registracijų, tiesiog įsintėt informaciją, nuorodą, QR kodas ar kažkokiu kitų būdų į prietaisą ateina elektroninė žinutė ar SMS ir žmogus gali iš karto atsidaro, nieko nesiregistruojasi, jau peržiūri tą mokymų programą. Tai Trace, jeigu norėsit naudot, įprastai, čia vat kainos, kurios yra įprastas, kaip sakant, 90 eurų per mėnesį, čia 100 vartotojų. Jeigu norit daugiau, pavyzdžiui, turit darbuotojų, tai gali būti ir dažnai tai būna, kad įmonė ten gali 500, bet iš jų administracijų dirba 200 ir tai dalį tik tai yra aktualu. Tai kiekvienas 100 vartotojų 25 eurai. Tai čia tiesiog, kad suprastumėt, ką reiškia tokį įrankį turėti organizacijos biudžeto prasme. Nu ir čia, kaip sakiau, pabaigai, kur kolega sako, gal nedarom taip, sakau, gal padarom, pažiūrėkime iki metų pabaigos. Jeigu jausit, kad tie žmonės, kurie čia prisijungia ir kurie įrašą žiūrės, kurie užsiregistravo, jeigu norėsit ne tik pabandyti, bet iš tikrųjų panaudoti kitus metus, tai mes turim pasiūlymą, kad iki metų pabaigos, jeigu tą sprendimą priimat, tai galite už 50% visą tą kainą turėti. Tai, ką matėt prieš tai skaidriai, iš 2 padalinkit ir tai bus jūsų kitų metų įsipareigojimo dydis, jeigu norėsis. Nu ir aišku, tada pagrindinis dalykas, tai turbūt vis tiek norisi pabandyti patiem. Tai galit išbandyti demo aplinką, tiesiog daugiau informacijos tai rasit trace.lt apie visus funkcionalumus. Mikromokymai yra vienas iš modulių. Yra ir klasikinis mokymas, ir dar diagnostikos tyrimos modulis, tai ten atskirai, bet mikromokymus galite irgi atskirai turėti. Tiesiog tai brūkštelkit man žinutę, aš mielai pasidalinsiu, arba išbandykit demo aplinką, užsiregistruosit, galite pabandyti ir tą patį testavimo, valdymą, kūrimą. Tiesiog savaitė kitai mes turim tokią specialią aplinką tam dedikuotą, kad jūs galėtumėte įsitikinti, kaip viskas veikia, kaip kūrėsi, kas gaunasi, kai kūrėt, kaip tai lengva, paprasta. Nu ir tada galutinį sprendimą priimsit ir jeigu iki metų pabaigos tą padarysit, tai galios tą prieš tai mano įgarsintą sąlygą. Tai čia tai, ką turėjau pasidalinti ir žiūriu, kad turim dar 12 minučių. Norisi pakviesti jūs tą demonstraciją tokią pasižiūrėti. Tai aš truputėlį teksto parašiau tam, kad būtų greičiau ir nereikėtų man čia rašyti labai ilgai. Tai dabar pabandysim kartu, įjungsiu ekraną, jūs galėsit tiesiog pažiūrėti, kaip atrodo mikromokymų kūrimas, jeigu kurtume su dirbtiniu intelektu, kaip čia ta visa mechanika gaunasi. Gerai, tai aš į ekraną dabar įkeliu tą langą. Čia yra, kad jūs suprastumėt būtent tos Trace platformos, aš čia jau dabar tą langą įkėliau, kur ateinam į tą vietą, kurioje kūriam kažkokią tais mokymų programą. Nu tai pradžia visą laiką yra kažkoks pavadinimas, ar ne, tai aš dabar tiesiog paėmiau pavyzdį. Nežinau kodėl, žinai, iš pradžių galvojau pavyzdį apie kažkokią vadybinę kompetenciją, bet po to kažkaip fantazavau, gal ką nors įdomiau ir tada kas man įdomiau. Nu, kažkur pamačiau šiandien gaublį ir galvojau, kodėl pabandžius pademonstruoti ir padaryti eksperimentą, ką pravartu žinoti apie Žemę. Tai aš nežinau, ką čia dabar sukurs man, tiesiog kartu bandom fantazuoti. Aš tiesiog prieš pat pradžią, likus ten, nežinau, pusvalandžių, tiesiog surašiau, kadangi žinau, kokius laukus turėsiu užpildyti, tai parašiau tą informaciją. Ne? Tai čia yra pavadinimas, viešas pavadinimas, čia iš karto galiu sukursiu angliškai. Čia tiek paveikslėliai, tiek tekstai, tiek visa struktūra kūrėsi su dirbtinio intelekto pagalba. Galiu ir pats savo įdėti, kadangi noriu pamanyti, sukūrė. Čia jeigu man netinka, kažkur prisikabinti noriu, galiu iš naujo ten patikslinti tą užklausą, bet šį kartą sakysim, kad tinka. Pridedu kategoriją kažkokią, pas mus dam kitą. Nu, kol kas palieku išjungtą, kad kas naudoja demo aplinką, kad nenustebtų, jeigu čia pus fabrikatės bus ar ne. Nu, parašau mikromokymai apie Žemę.
Gerai, na ir va čia vat yra tas dirbtinio intelekto užsakymo toksai langas. Tai jeigu nesiruošiu naudoti dirbtinio intelektu, tai viskas gerai, aš čia tiesiog vat, galiu toj daly įdėti blokus ir juos pildyti ir konstruoti va, tą mokymus tokią kelionę, tą epizodą vieną po kito, tas dalis dėliodamas. Nu, kadangi aš čia noriu pademonstruoti dabar tą dirbtinį intelektą, tai užpildysiu šitą gerai. Tai kadangi norėjau, kad būtų greičiau, tai įkopijuosiu. Nu, pavyzdžiui, mokymų tema, ką pravartu žinoti apie Žemę. Nu, čia galėtumėt parašyti, kas jau jums atrodytų svarbu. Čia tikslinė auditorija, vat, kas čia bus per tie žmonės, kurie vat, naudos šitą, ar ne? Nu, aš vat, galvoju, kad, nu gerai, tebūnė, tai būna tokie, žinot, smalsus organizacijos darbuotojai, kuriems įdomu sužinoti naujus dalykus. Nu, čia gal jau taip labai bendrai parašiau, bet tik to palikim. Tada mes galim pasirinkti, kiek sofistikuotas arba kiek paprastas turėtų būti. Ne, nusakysiu, kad tie žmonės, organizacijas turi kažkokį bendrą suvokimą. Ne? Čia galėčiau žymėti, kad tieks yra ekspertai, bet sakykime, kad turi bendrą supratimą. Tada, kitas laukelis norimas žinių arba elgesio pokytis. Nu, tai čia šitam kontekste galėčiau suformuluoti, kad svarbu, kad žmonės geriau suprastų kažkokius įvairius niuansus apie Žemę, ne, galėtų papasakoti naudingų ir įdomių dalykų apie Žemę kitiem. Nu, toks, žinot, erudicijos kažkoks epizodas. Nu ir tada, o tai ką dabar jie žino, arba ko jie nežino, ne? Nu tai galiu sudėti, kad dabar tai žmonės mažai žino, trūksta kažkokio supratimo apie kažkokius reiškinius pagrindinius, faktų nežino, skaičių, statistikos ir panašiai. Nu ir kažkokią bendrą kitą informaciją galiu nurodyti. Nu, pavyzdžiui, aš pasirinksiu, kad sukurtų mikromokymų programą, kuri būtų įdomi. Ne tik ten sausi faktai, bet kad būtų šiaip linksma, pavyzdžiui. Ne? Panaudoti humorą ir juokelius. Kažkada buvau rašęs irgi, kad panaudok juodą humorą, tai šito nerašysiu, nes po to gali būti gėda, kai sukurs kažką. Gerai, ir čia renkuosi, kiek noriu tų mikromokymų kortelių, tebūnie būna, nežinau, kokios, tebūnie 8 ir iš jų, bent kokios 3 tegul būna interaktyvios. Tai reiškia, kad kažkur kažkokį veiksmą prašysiu. Ir kadangi neturiu jokios metodinės medžiagos, tai sakau, kad panaudok atvirus resursus, nes jeigu turėčiau metodinę medžiagą, tai gal dėčiau failą. Viskas, spaudžiu generuoti. Laikau kumščius, dabar Treisi smegenys galvoja. Ir kai sugalvos, turėtų čia, kairiai pusėje mato, dabar yra tuščia ta mokymosi kelionė, jinai turėtų susistruktūruoti į atskiras dalis. Gerai, atskiras dalis, jos bus užpildytos kažkokiu tekstu, turiniu, kažkaip sustruktūruota, aš tada galėsiu eiti žiūrėti, man tinka, netinka, noriu kažką keisti ar nenoriu kažko keisti, galbūt performatuot norėsiu ar ne. Tai štai, matom, kad sudėjo, pagal tai, ką aš čia paprašiau, nu ir jeigu ateitume į tą kortelę, galim pasižiūrėti, kad čia yra jau kažkoks turinys, tekstas, čia gal man tinka, netinka, aš jeigu noriu paveikslėlį, net iš karto sukūrė man paveikslėlio promptą, kurį galiu tiesiog panaudoti, jeigu noriu savo parašau, jeigu noriu. Mūsų eksperimentai, kad paveikslėlis geriausiai kūrė anglų kalbą, jeigu rašom promptą, tai dėl to čia iš karto anglų kalba suformuluota. Gerai, nu ir čia man gali patikti, gali nepatikti, šitas man gal mažiau patinka, bet aš dabar dėl laiko sakysiu, kad man tinka. Gerai, aš jį panaudosiu ir įdedu, išsaugau, į kitą pasižiūriu, kas čia yra. Tada kažkokį tekstą čia man sukūrė, ne, aš galiu iš karto nueiti ir pažiūrėti, tai dar čia paveikslėlį pabandysiu pridėti dar kartą. Toj sukurs ir tada galėsime pažiūrėti, kas gaunasi ir kaip mes tada galim jį redaguoti, jeigu ten norime, ne, išsaugom, pamirštu, ir galim pasižiūrėti, ne. Bet taip atrodo mikromokymų programa, kurią ką tik sukūrė dirbtinis intelektas, telefone, įsivaizduojat, tiesiog telefono ekranas ir čia galime tiesiog scrollint, swipinti šoną, tie paveikslėliai, kuriuos mes sukūrėm, čia gal man tekstas nepatinka, aš norėsiu jį paboldinti ar ten išskirti, galėsiu tą padaryti. Galim pasižiūrėti, ar ne? Bet žinot, kad stovėdami ties pusiaujo, sukatės apie, kažkokių faktų, nes paprašiau faktą, ar ne?
Čia vat sukūrė kažkokį interaktyvų testą, galim pasižiūrėti, ko slepiasi Žemės centre. Nu, čia turėčiau žinoti. Na gerai, čia per lengva. Šitas galėčiau paprašyti, kad nusukur biškai labiau sofistikuoti, ar ne, kad kas apie kirminus. Nu. Taip, matot, čia va, tas elementas, kur vat, rinkuosi vieną, gaunu vieną komentarą, rinkuosi kitą, gaunu kitą komentarą, šitas irgi neteisingas, bet jau komentaras kitas, nes kitas turinys ir panašiai. Nu tai va, čia vat, dar tai yra va, tas dažniausiai užduodamų klausimų formatas, čia įdėtas dirbtinio intelekto, ne, gali vartotojas pasirinkti tos dalykus, kurie jam aktualūs. Jeigu man kažkas netinka, aš ateičiau ir sakyčiau, gerai, man reikia, kad kažkaip būtų perdarytas šitas, pavyzdžiui, ne, kad tas tekstas toks vienas plynas, sakysim, kad nusiformuoto, kad būtų kažkaip patogiau skaityti akį, galbūt bullet pointus čia sudės, gal kažkaip pabolins, pažiūrėkim, ką padarys. Nu, vat, tą tekstą, kuris buvo, vat, perrašiau tokiu būdu, nu, sakau, man tinka gerai. Ir vat, jau čia išsaugojęs, galiu nueiti pasižiūrėti, kaip atrodo va, dabar tas tekstas, va čia va, buvo paprastas, dabar va, tokiu būdu. Gal man čia trūksta paveikslėlio, eičiau kurti paveikslėlį. Tai aš galbūt iki galo dabar nenueisiu, žiūrėdamas į laiką, nu, bet va, dar kokias 5-8 minutės užtrukčiau ir sakyčiau, kad jau galėčiau turėti kažkokią tais mokymų programą, vat, kaip mikromokymų, ne dalį. Jeigu jūs kursit viską nuo nulio, nu, tai aišku, jums reikės truputėlį daugiau galbūt laiko, ten sugeneruoti paveikslėlį, kuris tiktų ir patiktų jums, ar ne. Galbūt patį tekstą, jūs galite tą tekstą irgi užsakyti, kad sukurk man tekstą apie ten kažkokį tas pagrindinės lyderystės problemas organizacijose 21 amžiuje, kai žmonės tą ir tą daro, ne? Nu ir tada jisai atitinkamai pagal jūsų tą užklausą, va, toj konkrečioj kortelėje tada tą ir padarytų, va, dirbtinis intelektas sukurtų tą tekstą, jūs tada galėtumėte jį rankom koreguoti arba ten paprašytumėte perdaryk čia nesąmonę, perdaryk iš naujo, bet šį kartą ten su kažkokiam naujom sąlygom. Gerai, tai dar kartelį primenu, kad tada tą prezentaciją, kai atsiųsiu ten, matėt, tos vietos, kurios buvo su pavyzdžiais, tai visur yra nuorodas. Spauskit ant to paveikslėlio ar ant to mygtuko ir atsidursit, kur galėsit jau detaliai peržiūrėti tose 5 būduose prie pavyzdžių. Nu ir tada, jeigu norisi paeksperimentuoti vat, su Tracy platforma, tai tada susisiekit, po paskutiniai skaidrį yra kontaktai mano. Aš mielai galėsiu papasakoti detaliau, galbūt ir kitus dalykus dar parodyti, jeigu norėsit. Nu ir aišku, prijungti galime jūs lengvai prie demo aplinkos, jūs galėsit patyrinėti. Vat, tai, ką aš dabar čia vat, ekrane rodžiau, jūs galėsit patys su savo temom, įsivaizduokit, kad realybėj kūrėt vat, kažkokiem darbuotojams kažkokią medžiagą. Ir jau jeigu sakysit, kad norėsit šitą instrumentą savo organizacijai panaudoti, nu tai pasiūlymo sąlygas girdėjot, matėt. Ir principas paprastas, tiesiog sistemą duplikuojam, turit savo organizacijos unikalų kažkokį adresą, unikalią platformą, kurioje kelit savo darbuotojus, turit savo administruojančius darbuotojus, galit valdyti visas funkcijas, administruoti, matyti statistiką, tai apie visas šitas detalės jau tada asmeniškai su atskirai žmonėm pasikalbėsim, kai pasakysit, kad šitie dalykai jums aktualūs.